nebijoti keistis. Šitas laikotarpis yra visiškai apie tai, jis aišku tęsiasi vėlgi, kaip kalba mane jau nemažai. O dabar ypatingai labai darosi baisu, kai vieną dieną suprantu, kad muzika, kuri patinko, jinai man nebepatiko klausytis, jinai man nebepatinka. Dažniausiai apskritai norisi tylos, o ne triukšmo, nesvarbu kokio. Tiesiog perjunginėjau garso takelius ir negaliu atrasti, ką noriu klausyti. Žmogus, kurį mylėjau, atrodo, lyg ir buvo viskas gerai, pasidaro kažkoks nebesuprantamas, būna sunku rasti ryšį, su draugais tas pats, su artimaisiais, nesvarbu, kas tai bebūtų, tai yra viskas apie santykius su bendradarbiais, kur irgi atrodo susikalbėjom, šiandien atsikeliu nebesusikalbu. Ir tai nėra, kad su manim kažkas negerai ar su kitu. Tai yra tai, kad mes jau šiandien nebesusikalbam. Tai vadinasi, kažkuris iš mūsų pasikeitė, arba aš, arba jisai, arba abudu. Ir skirtingo, kaip sakyti, diapazonų, skirtingų greičių. Ir tiesiog reikia laikas išmokti greitai tai suprasti ir paleisti, o ne bandyti tempti save prie praeities. Nes jeigu prisitempinėjom prie to, kas buvo, dar bandydami įtikinti save, bet kažkada tai man patiko, ar kažkaip, tai vadinasi, aš dar bandau būti įsikabinęs į atgal, ko jau niekada nebebus. Tai va, tai būti šitam tiesiog momente, nes ateities irgi nėra. Yra tik tai šitas momentas. Tai va, ir tai tikrai vyksta, tai atrodo labai baisu, tai atrodo, kad viskas griūva, bet kai sugriūna kažkas seno, ateina kažkas naujo. Tai va, tai jeigu kažkam atėjo laikas griūti, vadinasi, atėjo laikas.